vieną iš idėjų, kurią pristato, kaip minėjau, ateities miesto laboratorija, kuri šiuo metu bazuojasi Fluxus ministerijoje. Ir jos šitos prezentacijos arba šios idėjos grupė be manęs yra Inga Urbanaitė, Paulius Latakas, Julius Lapinskas, Laura Bičenkova ir Eugenijus Bičenkovas. Visi čia metu šiuo yra. Tai pirmiausia, ką kalbame? Kalbame apie Lukiškių aikštę. Visiems puikiai žinomą objektą ir kuriam idėjos, kaip įprasminti mūsų istoriją, kovas už laisvę, tas kančias, kurias patyrė Lietuvos žmonės, jau vyksta daugelį metų. Ir sakyčiau, išleista matyti ne vienas dešimtis, o gal net ir 100 tūkstančių idėjos paieškai. Pamenu, netgi buvo prieš keletą metų pasiūlyta 100 000 litų prizas, nominacija tam, kas pasiūlys geriausią idėją. Deja, kol kas tos idėjos niekas nerado, deja, niekas nepagrindė, kodėl negalėtų būti čia realizuojama, taigi vieta idėjoms yra laisva. Ir kuo dar yra įspūdinga Lukiškių aikštė be savo istorijos, be to, kad nėra miesto širdyje, jeigu mes nueisime į Google ir pažiūrėsime satelitinę nuotrauką, tai pagal Lukiškių aikštės formą jūs greičiausiai iš karto suprasite, kokį miestą matote. Tai yra Lukiškių aikštė labiausiai atpažįstamas objektas, žiūrint iš satelito. Ir kągi mes siūlom? Mes siūlome, nes kalba, kad tai turėtų būti pagal visas sąlygas monumentas laisvei. Taip, tai yra monumentas laisvei, tačiau kartu tai yra paminklas Lietuvos šeimai. Kodėl šeimai? Na, šiandien dažnai, kada diskutuojame apie Lietuvos istoriją, kaip taisyklė mes kalbame apie pasiekimus, praradimus, kančias ir daugelį kitų dalykų. Bandome tai suinstitucionalizuoti, tai yra prilyginti, kad tai yra valdžia, tai yra politikai, tai yra žymus visuomenės žmonės ir taip toliau, taip toliau. Tačiau užmirštame, kad visa tame, kame yra vienas bendrinis žodis, kuris jungia visus. Tai yra šeima. Tai iš esmės valstybės istorija yra šeimų istorija. Todėl ir mes siūlome šioje vietoje bandyti ir įgyvendinti monumentą, paminklą šeimai. Gal skamba šiek tiek ir taip semantiškai, tačiau pirmą kartą šią idėją aš buvau pasiūlęs 2007 metais, šiek tiek kitokiame formate. Ją galima rasti mano blogę pasiskaityti, todėl daugiau ties tą idėją neapsistosiu, nes mes turime laiko limitą ir turime bandyti jį sutaupyti. Forma. Kokią formą mes siūlome tai padaryti? Originale, pigia, kuri nereikalauja ypatingų kažkokių, sakykime, išvedžiojimų, tai yra tiesiog jūrinis konteineris. Iš jūrinių konteinerių būtent pastatyti architektūrinę instaliaciją, monumentą laisvei ir Lietuvos šeimai. Keletą pavyzdžių apie jūrinį konteinerį. Čia yra galbūt kai kam žinoma gana įdomios kompanijos ofisas Šveicarijoje, tai yra Freitag kontora, kuri visą savo ofisą, prekybos patalpas, prezentacijų centrą yra įrengusi miestelyje iš jūrinių konteinerių. Kitas pavyzdys, kurie yra galimi arba kurie egzistuojami, rodo, kad būtent jūrinis konteineris yra gana gera priemonė, su ja galima žaisti kaip su Lego kaladėlėmis. Ir šiuo atveju šiandien pasaulyje jūs rasite jūriniuose konteineriuose ir gyvenamasias patalpas, ir mokyklas, klases, parodų sales ir ką tik norit. Pagaliau kažkas pasižiūrėjo jūrinį konteinerį kaip į priemonę tikrai skulptūrai, ją supjausto, sudėlioja ir gauna tam tikrą meninę kūrybinę instaliaciją. Todėl ir siūlome būtent konteinerį kaip priemonę, iš kurios būtų galima padaryti jūrinį konteinerį, įgyvendinti šią idėją. Kartu be abejo tai yra labai stiprus simbolis, nes, kaip žinote, jūrinis konteineris kažkiek atspindi galbūt ir traukinio vagoną, kurie buvo vežami mūsų tautiečiai į Sibirą. Dalis lietuvių tautos, Lietuvos gyventojų išvažiavo už Atlanto ir taip pat yra tam tikra kaip ir transportavimo arba kelionės priemonė. Kartu yra labai svarbu, konteineris jūrinis yra labai stiprus daiktas. Jeigu jis yra nesugadintas fiziškai, įmesk į jūrą, netgi pakrovus jisai nenuskęsta. Jis yra labai lengvai moduliuojama arba formuojama priemonė, todėl puikiai tiktų tokios idėjos gyvendinimui. Priedo tai yra šiuolaikinė idėja, šiek tiek apjungtų tą semantinę prasme, apie kurią šiandien dažnai kalbėdami apie šeimą, ir galbūt kai kam tai truputėlį kaip ir nuobodu, ką aš dabar kalbėsiu apie savo tėvus, apie savo senelius, bet bandome pateikti šiuolaikišką formą, kaip tą pasiekti.
Ir aišku, čia buvo kalba ir apie pinigus. Svarbiausia, kad jinai yra tikrai nebrangi, atitinka laikinumo funkciją, nes jūrinį konteinerį galima nusipirkti už 4 000 litų, visiškai naują gerą už kokius 5 000 eurų. O juolab, kad aš manau, kad Klaipėdoje šiuo metu yra tų konteinerių, kurie tiesiog nenaudojami. Mes kalbame apie laikiną monumentą, laikiną paminklą, kaip instaliaciją, kol galbūt atsiras geresnė idėja, atsiras galbūt pagaliau tų reikalingų pinigų, kuriuo šiuo metu mes matyti valstybėje neturime, kad galėtume pastatyti tai, kuo visi galėtume didžiuotis ir tai turėtų išliekamą vertę. Šalia to, tame konteineryje labai svarbus informacinis komponentas, tai yra įkurti virtualų šeimų muziejų, kuris be abejo išliktų ir po to, kai šis monumentas būtų demontuotas ir perkeltas, pavyzdžiui, ant Tauro kalno esančius galimus tautos namus, apie tai, kaip svajojo žmonės, mūsų politinis visuomeninis elitas prieš 100 metų, pradedant Jonu Basanavičiu. Taigi, pateiksime keletą architektūrinių idėjų. Kaip minėjau, jūrinis konteineris tai yra kaip Lego kaladėlės. Mes nespėjome šiandien parengti ir jums, jūs galite taip pat savo pirmame aukšte mes turime maketus, kuriuos galėsite apžiūrėti ir pamatyti, kaip būtent jau galimi realizavimo būdai yra inkomponuoti į Lukiškių aikštės centrą, tačiau be abejo gali būti ir kitų idėjų įdomesnių, kaip tai padaryti. Viena iš pirmųjų, kurią pristatysiu, tai yra šeimos ratas, štai kaip galėtų atrodyti Lukiškių aikštės centre konteinerių kompozicija, kuri kažkiek, sakykime, primintų šeimos židinį, gandralizdį, susibūrimo atvirą vietą, kurioje, sakykime, mes atviri kitiems, kuriuose galime įrengti skirtingos paskirties patalpas skirtingoms funkcijoms, kurie būtų kino salės, kurioje galėtų būti IT centras, ofisai, parodų, ekspozicijų salės. Ir tai, kaip galėtų atrodyti tai Lukiškių aikštėje. Jokių ypatingų konstruktyvinių dalykų nereikia, tiesiog pritarti, susitarti, gauti be abejo leidimus ir susirasti palyginti nedidelį biudžetą, kad tai mes galėtume įgyvendinti. Kita idėja tai yra monumentas šeimai, tai yra kitoks būdas pažiūrėti į galimą skulptūrą, kuri tampa tokia galbūt monolitinė, tvirta, nes šeima turi būti tvirtas dalykas ir šeima turi atrodyti tvirtai, tačiau kartu yra atvira, šviečianti, tam, kad mes galėtume didžiuotis tuo, kas mes esame, žinotis mūsų šeimų praeitį, domėtis tuo ir bandyti visą tai patalpinti į virtualų Lietuvos šeimų muziejų būtent čia. Be abejo, vėlgi minėtos patalpos panaudojimas ir funkcijos dar aš paminėsiu pabaigoje, bet būtent jos susijusios su gana skirtingomis funkcijomis, tam, kad šis centras būtų lankomas, atviras, šviečiantis ir traukiantis žmonės. Kita idėja – labirintas, kuri yra įdomi gal ir tuo, kad, žinot, visas gyvenimas yra tam tikras labirintas. Mes ieškome kelių, mes ieškome išeičių, mes bandome susirasti save šitame pasaulyje, savo vietą, šeimą, būna įvairiausių sutikimų, nesutikimų, todėl labirintas kaip ir idėja taip pat gana gražiai atspindi šį architektūrinę kompoziciją. Atvira, galima pro ją praeiti, jinai orientuota į tam tikrus Lukiškių dabartinės aikštės takus egzistuojančius, kadgi jūs eidamas pro ją tiesiog praeitumėt ir galėtumėt užeiti. Ir ketvirta idėja tai yra šeimos medis, nes šeima kažkuria prasme turi savo praeitį, tai yra medis, tai yra šaknis, tai yra mūsų praeitis, tai yra mūsų istorija, tai yra tai, ką mes galbūt turėtume žinoti, galbūt kai ką pamirštame, arba galbūt per tai, kad šiais laikais visi skubame, mes tiesiog nespėjame sustoti ir pasidomėti, o kasgi mano buvo seneliai, mano proseneliai, iš kur, kokia mano pavardės kilmė, kodėl, sakykime, vieni taip gyvena, kiti taip, kodėl vieni gyvena vienoje Lietuvos vietoje, kodėl kitoje. Ir tuos atsakymus galima rastis, jeigu mes pasidomėtume apie savo šeimą, savo šeimos istoriją. Ir štai ši idėja taip pat turi įdomų akcentą, jos ašys yra labai aiškiai sumodeliuotos ir nukreiptos, orientuotos į tam tikrus objektus. Kalbant apie istorinę dalį, tai ir apie kovas už laisvę, orientuota šis yra į šalia esantį buvusį KGB rūmus, taip pat į kita dalis orientuota į bažnyčią, matant galima matyti bažnyčią, tai šeima, religija ir kiti, sakykime, funkciniai idėjiniai ryšiai, kurie yra šitoje architektūrinėje idėjoje pristatyti. Funkcijos. Dar kartą pasikartosiu, kaip minėjau, jūrinis konteineris labai yra funkcionalus daiktas, atviras, bet kuriai idėjai, kurią galima būtų talpinti viduje.
Štai čia yra šalia, matote, skaidrėje galima įrengti ekspozicijų salę, gali būti kino centras, gali būti ir turėtų būti informacinių technologijų ir duomenų bankas, kuriame būtų kaupiami minėtas virtualus Lietuvos šeimų archyvas ir duomenys apie tai. Pagaliau taip pat dalis žmonių galbūt neturi kur nuskanuoti arba jam reikia pervesti iš vieno formato į kitą. Taigi čia visa ta įranga būtų ir specialistai padėtų perkelti turimą informaciją kitose formatuose į būtent į skaitmenį ir patalpinti būtent virtualiame Lietuvos šeimų muziejuje. Apžvalgos salės, nes kaip matėte, galimas monumentas turi skirtingus lygius, aukščius, taip pat galima turėti gražias panoramas aplinkui esančioje teritorijoje. Be abejo, gali būti skaitykla, gali būti fotostudija, jeigu jūs nusprendėte ateiti su šeima, padaryti nuotrauką su savo šeima, amžinti kažkokį prasmingą savo šeimos įvykį, jūs galėtumėt padaryti štai čia. Pagaliau šeimos virtuvė, galbūt atšvęsti 100 metų jubiliejų jūsų senelės ar senelio, ar paminėti kitą svarbų jūsų šeimos įvykį, tam, kad jūs įamžintumėt, kad jūs buvote čia, Gedimino prospekte, Lietuvos širdyje, centre ir būtent tokiame monumente. Dabar truputėlį apie patį šeimos istorijos muziejų. Kaip minėjau, tai yra labai svarbus ir esminis komponentas šio projekto, nes mes kiekvienas turime daug informacijos žinomos arba dar neskleistos apie savo šeimą, apie savo šeimos šaknis. Tai kartu yra valstybės istorijos dalis. Ir yra būtent idėjos tikslas, kad kiekvienas iš mūsų pagalvotų, kad kodėlgi nepasižiūrėti ir nesukaupti, nepakelti tą istoriją iš naujo, pažiūrėti, kasgi mano šeima, kiek mano šeima prisidėjo prie valstybės, tokia kokia šiandien yra, ką mano šeima paliko, ką jinai sukūrė. Ir būtent čia būtų skiriama kiekvienam lietuviui, Lietuvos piliečiui, atsiprašau, ne tik lietuviui, nes dažnai tas tautiškumas truputį kartais ir maišo, kada mes vartojame gana siaurai. Tai yra kiekvienam Lietuvos piliečiui tam tikras gigabaitų kiekis, tai yra jūsų turtas, kuris yra Lietuvos širdyje, Vilniaus miesto centre, ir jūs turite galimybę užpildyti tam tikrą informaciją, kurią jūs sukaupėte iš savo archyvų, senelių, prosenelių iš kitų šaltinių. Tai yra atvira duomenų bazė, kiekvienas gali nueiti į portalą, pasižiūrėti apie jūs apie kitus ir keisti, sakykime, tą informaciją viešai ir labai plačiai. Kartu paieškos tos informacijos leistų šiek tiek vėlgi dar kartą iš naujo pažvelgti į Lietuvos istoriją, kuo mes svarbus, ką mes pasiekėm ir kodėl tai įvyko. Jūs tampate Lietuvos istorijos rašytojai. Tai yra, nes istorija gyva, artima prie kiekvienam mūsų, nes mes patys rašome arba iš naujo atnaujiname mūsų žinias apie Lietuvos istoriją. Toliau, taip pat, kalbant apie šį virtualų muziejų, atsiranda galbūt ir tam tikras savotiškas kaip ir tikslas. O ką mano šeima paliks? Kokį įrašą Lietuvos istorijoje? Ir kaip aš užpildysiu tą skaičių duotų gigabaitų apie save, apie savo vaikus, apie savo senelius, tėvus. Tai tam tikras gal ir emocinis ryšys arba emocinis spaudimas, kažką aš turiu padaryti, kažko aš turiu būti, matyti, įprasminti savo buvimą žemėje ir parodyti, kad tai mano šeima tai padarė. Ir kartu be abejo, lietuviai šiandien, Lietuvos piliečiai gyvena šiandien daug kur pasaulyje. Susitikti kartais neįmanoma, dainų švenčių taip pat neužtenka. Todėl čia yra puikia galimybė, būtent šiame virtualiame Lietuvos šeimų muziejuje, vienas kitą geriau pažinti, keistis informaciją, būti atviresniems ir pagaliau pasididžiuoti, parodyti geriausius pavyzdžius, kuriuos mes turime, kad ir kiti galėtų mokytis. Šiandien ryte aš jau su sūnum turėjau diskusiją, nes diskutavom dėl vertinimo egzaminų rezultatų. Sūnui gerai, man atrodo negerai. Sakau, palauk, tai man reikia, kad būtų gerai, ne tik tau, bet ir šeimai, kad mes galėtume kažko pasididžiuoti ir galbūt atirašyti į tokį virtualų muziejų, kad mano sūnus šiandien išlaikė egzaminus labai gerai. Taigi atsiranda tam tikras kaip ir tikslas, susitarimas, palaukit. Ką mes padarom ir ką mes paliksime po savęs.